Taigi sveiki atvykę į naują video po metų. Ir šį kartą mes žaisime žaidimą, kuris vadinasi Phasmophobia. Ir žaidimas yra tiesiog apie vaiduoklius, kur tu eini į namą, ten yra vaiduoklių, ten pradeda vaidentis ir tau reikia atspėti, koks ten vaiduoklis, nes ten yra knygutė, ten kur tu pasižymi įrodymus, pavyzdžiui, minusinė temperatūra ir panašiai, ir ten atkrenta vaiduoklį ir tu gali taip bandyti atspėti vaiduoklį. Tai panašiai kažkas tokio. Aš šitą žaidimą žaidęs nedaug, bet labai seniai. Aš esu 34 lygio, kaip matot. Bet aš čia žaidžiau gal paskutinį kartą prieš metus. Tai aš nelabai atsimenu, kaip čia žaisti. Tai einam į single playerį. Ir dabar reikia pasirinkti žemėlapį. Nežinau, kurį čia žemėlapį galim imti. Man tai šitas įdomiai skamba. Tai čia net per baisiai daug kambarių. O paskui galėtume pabandyti vieną iš tų, kas yra labai sunkus šiam 9 kambariai. Bet mums dar per anksti biškį. Tai spaudžiam start ir jo. Nu mes jau čia. Ir ką man dabar daryti? Tai ką, manau, reikia pasimti mums kažką. Tai nežinau, aš pasimsiu flashlightą. O koks ryškus. Ir va, kaip atrodo šitas restoranas. Jau policija atvažiavus čia matau. Ai, gerai. Tai pasimkim. Junkim tą. Tas dabar nereikia. Oi. Ne, kaip čia? O? Ne tą norėjau išmesti. Reikia termometrą. O aš termometrą turiu? Turiu, bet jis labai prastas. Nesvarbu, einam tiesiog. Blemba, biškį bijau. Ai, aš raktų nepasiėmiau. O tai kur raktas? Čia ne... Ai va. Gerai. $1 ir 50 centų už vyšnę. Ai, vyšnių pyragą kažkokį. Labai geras pasiūlymas. Ai. Čia taip. Čia dabar ir elektra. Nėra. Vatulkas, mergų. Čia tik darbuotojam. O, dar vienas tūlikas. Kiek čia jūsų yra? Ai va, skydinė ten. Čia nepraeisim? Praeisim. Bet kažkas ką tik vaikščiojo. Ai. Kiaušinių yra. Aš galiu numest tos kiaušinius. Oi. Nelabai. Tai kaip man dabar tave jungt? Nu, pala. Va, skydinė. Kažkur ten. Eini per virtuvę. Supratau. Einam. Nu, darykis.
Kaip tu atsidarai? Nu, Heba nemoku atidaryti. Va. E. R. T. I. I. Ir kažkas nukryto. Vaiduoklė, baig mėtyt nesąmonės. O aš galiu šitą? Gaisras, bėgam. Gal vaiduoklį išvysim iš čia. Ei, galim tave išjungti? Manau, kad nebe. Nu, aš kažką čia jau pridirbu. O. Nežinau. Čia gal laukia turi omeny. Bet čia kažkas yra. Čia gal? Ne. Tai nesuprantu. Ai. Nu jo, supratau, aš lopas. Bet tave reikia įjungti. O. Tikriausiai, kad įjungiau. O. Kačiuks. Nu ką, man dabar reikia atrasti vaiduoklio kambarį. O vaiduoklio kambarys yra tas ten, kur jisai būna. Jo mėgstamiausias kambarys. Taip sakant. Jo, gerai, viskas veikia. Tai kur termometras? Pasiimkim termometrą ir ieškokim. Čia krenta. Jau mažiau 5. Turi būt mažiau negu 0. O jei ne, tai ne. Nu, nukrisi mažiau negu 0, ką? Hebra. Čia buvo. Kas čia buvo? Va, paimkim tave. Pasimksim. Įjungsim ir numesim čia. Jo, iš čia. Kas čia buvo? Įjung. Parazitas išjungia šviesą. Nu kaip ten temperatūra. Nu buvo labai arti. Einam, atnešim kamerą, nes ten būna kažkokia aplink kambarį skraidžia Ghost Orb. Vaiduoklių kažkokie burbulai. Jis irgi yra vienas iš tų įrodymų. Ir jau tas parazitas kažką čia vis bando daryti ir man labai mažas tas. Tai aš gal išgersiu tą. Nes aš labai mižu į batą. Kas čia groja? Ei! Jis išjunginėja viską. Parazits. Kaip čia temperatūra? Nežinau, kur tai čia Oi. O tai kur trikojus? Aš pasiėmiau trikojį. Nu, supratau. Jis kažką mėto. Va, jis nepala. Ką jis numetė? Ne, čia jau kyla temperatūra.
Taip, tikrai čia. Čia 100% jis tas kambarys jo. Gerai, kaip man čia dabar? Ai va. Nu. O eik tu sau. Gerai, aš einu iš čia. Nu. Nežinau. Reik pažiūrėt per kamerą. Ir dėl ko trikojas tam pastatytas? Nu, ne, sužinau. Gerai. Ai, aš net ne čia žiūriu. Nu, žodžiu. Aš čia biškį bijau. Tave reikia išjungti. Kažkas girgžda. O. Dabar gal geriau matysis per kamerą. Ai, aš man atrodo naktinį režimą neįjungiau. Gal mes atrasim kažką su ultravioleto spinduliais. Išjungsim tą. O. Gerai. Dabar yra ultravioletas, tai... Kas čia buvo? Kas čia buvo? Užsidarė duris ką tik. Atsidarė duris. Jis kažkur vaikštinėja vis. Pasiimkim tą. Oi, tą pamiršau padėti. Tik čia. Gerai. Jį reikia atidaryti, man atrodo. Va. Au. Jis parašė kažką. Aš čia buvau labai ilgai, kad jam dabar skauda, tai jis parašo padėti. Jo, gerai, padėsim. O, jis praėjo per druską. Jis žiauriai aktyvus yra. Tai gerai, reikia pasižymėti, kad... Jis čia viską išvartė ką tik. O jėtus. Pykštį ir viską išvartė. Ir kamerą. Čia 5? Ne, čia 3. Oi. Jo, čia gali būt poltergeistas, nes jis labai viską mėto. Gerai, eik tu šikt. Jo, aš tikrai nenoriu sugrįžti tenais. Va.
Nu, vau. Gerai, aš pasimsiu tave. Ir reikia to. Kas čia? Nežinau, kas čia. Tai kur tie dots? Kur dots? Čia gal? Gerai. Aš tikrai ten nebūsiu. Einam žiūrėti per kamerą tiesiog. Nu, čia kamera nedėkingai vietoj padėjau. Aš taip termometrų nepažiūrėjau. Bet jis dabar... Gerai, jis neramus, jis neramus. Jis dabar vėl aktyvus, kažkodėl buvo ramus, vėl aktyvus. Taip, ten tas OBM buvo, ar koks ten... Ne. Nežinau. Kažkuris vaiduoklis, tipo, ten ramus, aktyvus, taip, iš niekur. Tai nežinau. Aš žinau, gal padėsiu trikoje, bet žiauriai bijau. Nepa. Turėtų būti gerai dabar. Ir kiek čia temperatūros rodo? Ate. Tiesiog ate. Kodėl jis taip mane gąsdina? Kas jam negerai? Vapšiai. Nu ką, video kamera man čia gerą parodys. Kažkaip labai sušikta kokybė. O, jis kalbėjo. Tai bandom. Gerai. Pasirinkau tą. Tai gerai. Važiuojam iš čia. Atspėjom! Valio. Ir kiek aš dabar gausiu? Tik 600? Jūs turėtumės man 10 000 sumokėtų šitą nesąmonę. Nu žodžiu. Va, net čia gavau achievementų kažkokių. Tai žodžiu, ačiū, kad žiūrėjote. Su jumis buvo Emilis ir viso gero.